Šiandien yra malonės diena. Štai dabar yra priimtinas metas. Štai dabar išgelbėjom dieną. Antras laiškas korintiečiams, 6 skyrius, 2 eilutė. Aleliuja. Šiandien yra malonės diena. Taip pasakė Dievas savo žodyje. Ir tokia jo nuomonė. Šiandien yra išgelbėjimo diena. Šiandien nėra teismo diena. Jį iškentėjo Jėzus, o už mus ant kryžiaus. Šiandien yra malonės diena. Viską, kas mus slegia, galima atiduoti jam. Jis šiandien yra maloningas. Viską galime jo prašyti. Jis šiandien yra pilnas malonės. Kaip gerai, kad mūsų karalius ar valdovas nėra kaprizingas. Jis niekada nesupyksta ant mūsų. Jis niekada savęs neišsižada ir nesako, šiandien nėra laiko. Prašau ateiti rytoj. Jis nesiilgia savavališkai. Vieną išgelbsti, o kitam leidžia pražūti. Jis yra kantrus, pakantus, malonus, draugiškas, bet ir be galo stiprus. Visada ir visur esantis Dievas. Prieš keletą dienų prisimenu praeityje įvykusias keblius dalykus. Koks kvailas buvau. Iki šios dienos gėdėjusi tų dalykų. Ir čia toptelėjo į galvą dar vienas dalykas ir trečias ir ketvirtas. Ir taip be pabaigos. Tuomet atėjo mintis. Priešais Jėzus kryžių gulėjo didelė krūva. Ir ant šios krūvos aš užmečiau į savo nesėkmes su visais blogais prisiminimais. Šalin nuo tavęs ant krūvos. Ir Jėzus uždegė ir sudegino į tą krūvą. Tai pašalinti galutinai. Aleliuja. Malonės diena. Taip mane taip pradžiugino, kad ėmiau giedoti. Taip ir dabar yra malonės diena. Ir to negalime žaisti. Negalime dar truputį pažaisti su nuodėme. Galbūt dar rytoj ir poryt. Ne. Atsargiai. Nes ar gali būti taip, kad tu rytoj negalėtum truputį negyventi. Nepraleisk malonės, kurią Dievas nori tau šiandien suteikti. Šiandien yra Dievo malonės diena man ir jis nori, kad tai būtų malonės diena ir tiems žmonėms, kurie man skolingi, kurie man kažką negero padarė, kurie mane apgavo ir sumelavo, kurie apie mane blogai kalbėjo ar kažkaip kitaip apsunkino mano gyvenimą. Aš noriu jiems atleisti taip, kaip Jėzus man atleidžia, nes šiandien yra malonės diena. Šiandien noriu priimti malonę. Vieną malonę po kitos. Jis padeda, kai yra kaltė. Jis padeda darbe, bendraujant su artimaisiais, važiuojant automobiliu, plaunant. Jis yra visur esantis. Ir aš galiu prašyti jo visko ir veikti kartu su juo. Ačiū Jėzau, šiandien tu esi mano maloningasis. Visų to aš noriu pilnai pasimėgauti. Man nereikia plukti, kad tu būtum man maloningas. Man reikia tik priimti tavo malonę. Koks geras tu esi man. Amen.